Tokia mano rekomendacija sprendžiant situaciją su reguliuotoju. Pradėkite ne nuo reguliuotojo. Tačiau to nepakanka ir aš dabar labai greitai ir paprastai paaiškinsiu, kur jūs darote klaidas spręsdami reguliuotoją. Jūs pradedate pagal reguliuotoją sūkinti automobilius. Patį esminį ir svarbiausia, dėl ko tas reguliuotojas jums tampa kurį laiką sunkiausia užduotim. Nereguliuokite automobiliams. Žiūrėkite, kur nori važiuoti automobilis. Jeigu šis automobilis nebūtų rodęs posūkio, tai yra norėtų važiuoti tiesiai. Ar jis galėtų važiuoti tiesiai šiuo atveju? Nes reikia, kad būtų reguliuotojas pasisukęs šonu. Čia ranka tai yra papildoma sekcija. Kai gaunate situaciją su reguliuotoju, pradėkite ne nuo reguliuotojo. Reguliuotojas panaikina šviesoforo parodymus ir pirmumo ženklų. Tačiau jis visiškai nepanaikina ženklinimo ir nurodomųjų ženklų. Tokia mano rekomendacija sprendžiant situaciją su reguliuotoju. Pradėkite ne nuo reguliuotojo. Pradėkite nuo ženklinimo.